Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Jis neteko kantrybės, o ištvermė tesubręsta darbu, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokojantys. Jokūbo laiško 1 skyriaus 4 eilutė. Nežiūrint į tai, kad Mozė buvo pats nuolankiausias žmogus, kada nors gyvenęs žemėje, vieną kartą jis užsitraukė Dievo nemalonę. Nepelnyti priekaištai, išsakyti jam privertė akimirkai užsimiršti, kad murmėjimas buvo ne prieš jį, o prieš Dievą. Vietoje to, kad nuliūstų, kai buvo įžeista Dievo dvasia, jis pats susinervino, įsižeidė ir nekantriai savo iniciatyvą sudavė 2 kartus į uolą sakydamas: klausykitės jūs, maištininkai, ar išgausime jums vandens iš šios uolos? Skaičių 20 skyriaus 10 eilutė. Žmonėms jis parodė didelį silpnumą. Jis atskleidė ryškų susivaldymo trūkumą ir į murmėtojų panašią dvasią. Miniai, pasiruošusiai pateisinti savo trūkumus, meilės nebuvimą ir nelogišką murmėjimą, jis turėjo būti savitvardos ir kantrumo pavyzdys. Didžiausia nuodėmė buvo ta, kad save pastatė Dievo vietoje. Ta padėtis, kurią Mozė užėmė, nesumažino jo kaltės, o tik dar labiau ją padidino. Iki šiol buvęs nepeiktinas, dabar šis žmogus puolė. Daugelis, patekę į šitokią situaciją, manytų, kad jo nuodėmė nebus pastebėta dėl jo ilgos, nepajudinamos ištikimybės gyvenime. Tačiau taip nėra. Šiam žmogui taip aukštai pagerbtam Dievo ir parodžiusiam savo charakterio silpnumą, buvo daug rimčiau nei tam, kuris būtų užėmęs mažiau atsakingas pareigas. Mozė buvo Kristaus atstovas, tačiau dabar šis atvaizdas buvo iškreiptas. Mozė nusidėjo ir viso jo praėjusio gyvenimo ištikimybė negalėjo atpirkti padarytos nuodėmės. Mozė ir Aaronas turės mirti neįžengę į Kananą, patirdami tą pačią bausmę, kokia skirta tiems, kurie užėmė žymiai žemesnės pareigas. Jie nusilenkė su neapsakomu skausmu širdyje, tačiau jų meilė ir pasitikėjimas Dievu nesvyravo. Nedaugelis supranta nuodėmės nuodėmingumą. Aarono ir Mozės pavyzdys rodo, kad nėra saugu nusidėti nei žodžiu, nei mintimis, nei darbais. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.